Sveiki gyvi visi. Šiandien pademonstruosiu labai nuostabią programą, tai nuotraukų paveikslų darymo programą. Programa vadinasi Photovol, programa yra labai galinga, programa labai paprasta naudoti ir programa parašyta yra, ko gero, pagrindinėms visoms platformoms. Tai yra Windows, OS X bei, žinoma, Linux platformoms. Programą galite atsisiųsti iš štai šios svetainės, skiltyje Downloads. Ir pasirinksite savo distribuciją jums reikalingą. Tvarkoje. Ubuntu operacinėje sistemoje programą galime rasti Ubuntu programų centre, skiltyje grafika, leidyba bei programa Photovol. Ir čia galite ją prie čia įdiegti. Aš pas tave jau esu įdiegęs. Programos paleidimas. Programa paleidžiama programos, grafika ir Photovol programa. Štai mūsų programa, su kuria ir šiek tiek pasižaisime. Tai pirmas dalykas, paspausiu Create langą ir kursiu naują paveikslą. Kairėje pusėje yra šaltiniai, tai reiškia šitoje vietoje importuojama visus galimus šaltinius, tai pirmiausia nuotrauka, tekstas bei kitus dalykus, pro kuriuos lengvai prabėgsime. Gerai, paspaudžiu importuoti, pridėti paveiksliuką ir prisidėsiu štai tokį Ubuntu sistemos darbastalio foną, tverti, paliksiu tą foną kol kas šiandien, dar pridėsiu keletą savo dukrytės nuotraukų. Ok, štai taip. Taigi, taip pat kitas dalykas, kad galime mes įdėti savo būsimą paveikslą, tai yra tekstą, žinoma, parašyti. Spausiu dešinį klavišą. Mano dukrytė Sofija. Paryškinsiu šitą dalyką ir pakeisiu spalvą, tarkim, į tokią gražią. Ok, uždarysiu. Štai bus tekstą galėsiu pridėti prie. Taip pat galiu importuoti tekstinį failą. Toks įdomi programėlė parašyta, kada nurodai failą su gražiais žodžiais, aš čia į šitą failą atsisiunčiau iš interneto gražių žodžių ir programa sugeneruos tokį paveiksliuką. Tai yra kiekvieną kartą generuos vis atsitiktinius žodžius. Galiu dar kartą pridėti, nurodyti tą patį žodžio failą ir bus dar kitaip. Tvarkoje. Taip, taipogi galima pridėti jau sukurtą mūsų drobę šitos programos, bei, kas man labai patiko, tai galima pridėti paveikslėlių tiesiai iš interneto. Tai paspaudus štai čia atsiras laukelis su paieškos laukeliu, kur parašysiu flower, gėlė, ir yra dvi sistemos, kurias programa ieškos, tai Flickras ir Google Image, ir bus pasiūlyti daug paveikslėlių jums su jūsų raktiniu žodžiu. Tvarkoj, taigi gėlė, aš pasižiūrėsiu, ką man čia pasiūlys. Na, tarkim, aš į savo tą didelį paveikslėlį noriu dėti štai tokią. Tiesiog paimu ir įsitempiu. Tvarkoj, išdarysiu. Va taip, prisikeliam visokiausių nuotraukų. Kitas dalykas, ką mes dabar darysime, tai dirbsime jau su mūsų pačiu paveikslėliu. Pirmas dalykas, štai čionais yra mūsų paveikslo dydis, tai yra screen, mūsų matomas ekranas. Taip pat kažkoks tai mūsų norimas dydis centimetrais paveikslo darimo. Taip pat galime darbastalio dydį pasidaryti bei kitus dydžius. Tvarkoj, dabar paveikslo fonas. Paveikslo fonas gali nebūti, tai reiškia bus permatomas, taip pat gali būti juodas, baltas ir perėjimas. Tvarkoj, kol kas paliksiu baltą, kad būtų geriau matyti. Dekoracijos, tai yra pas mus viršutinę juostą galime įdėti čionais, kad būtų gražiau, apatinę juostą bei pridėti pavadinimą. Pavadinimas. Paspausiu gerai ir šitą vietą atsiranda pavadinimas, kur labai greitai galiu pakeisti jo spalvą. Tarkim, man toksai dalykas bus gerai. Tvarkai, kol kas aš nuimsiu visus tos grožius. Išvalyti pavadinimą. Ir išdėstymas. Išdėstymus paspaudžiu atsitiktinį dėliojimą. Mano visi elementai bus atsitiktinai išdėlioti. Programa tiesiog juos išbarstys.
Tvarko. Ir, okei, viskas. Gerai, dabar darbas su pačiais paveikslėliais. Pirmas dalykas, ką aš noriu padaryti, tai šitą paveikslėlį dėti mano, nustatyti kaip mano paveikslo darbasuolį. Tai galiu paspausti dešinį klavišą ir pasirinkti mygtuką to background. Štai taip, uždarysiu. Arba 2 kartus ant to paveikslėlį spragtelint kairį kaip pelės klavišą. Tvarko. Štai aš turiu savo pagrindą. Dabar šitos sugeneruotus žodžius aš ištrinsiu, taipogi šitą ištrinsiu ir įkeltą paveiksliuką ir dirbsiu, ir šitą ištrinsiu ir dirbsiu su savo dukrytės 3 nuotraukomis. Gerai, taip, padėliosim su savo dukrytės 3 nuotraukomis. Tvarko. Dabar kiekvienas elementas turi savo savybės, jas galime pasiekti paspaudus. Štai čia nais, kaip matote, tokį raktelį arba pažymėjus ir dešinį klavišą. Ir ką mes šiandien turim? Tai yra elemento dėliojimas į priekį, pakelti aukščiau, žemiau, į patį kalą padėti, nustatyti kaip paveikslo foną, išsaugoti arba pašalinti. Taip pat mūsų rėmelius mes galim pritaikyti štai tokį rėmelį, galime širdutę pritaikyti, galime štai tokį paprastą rėmelį, galime parinkti savybę, kad rodyti atspindį, kaip matote štai iš čia šone. Gerai, tai ir tada šitą dalyką pritaikysiu visiems savo elementais esantams. O taip, greitai pritaikiu visiems elementams. Na, kitam ir trečiam. Nuo šito elemento šitas savybės nuimsiu. Taip ir taip padarysiu, nes tai yra tekstas. Gerai. Gerai, ką turim toliau. Dabar elementą pakeičiam vietą tiesiog tempdami jį. Pasukimą padarom, štai yra, kaip matote, kampelėje toks rusos keturkampės. Jį paėmus galime išdidinti nuotrauką bei pakeisti kampą. Padidinsiu, ok. Taip pat ir čia padarysiu. Ir taip pat padarysiu čia nais. Pasižiūrėsiu. Gerai, ką turime dar? Tarkim, jeigu pas mums būtų nuotraukas viena kitos sudėjus ir aš noriu, kad šitą nuotrauką išeitų į viršų, tai pažymį nuotrauką ir štai čia nais, kaip matote, į priekį paspaudžiu, pas mane šitą nuotrauką atsiras priekį. Gerai, taipogi tekstą išdidinsiu. Dabar kiekvienas elementas dar turi tokios savybės, tai pažymėjus elementą, kaip matote, čia nais yra dar papildomi grožiai. Tai yra juodas šešėlis, užsidės juodas šešėlis, gali būti baltas šešėlis, kas man nelabai gražu, ir kol kas jokio šešėlio neuždėsiu. Gerai, žodžiams uždėsiu juodą šešėlį, taip solidžiau atrodys. Tvarkoje, ką dar mes galim daryti? Pažymėjus elementą, mes kaip jau minėjau, jo gylis reguliuojamas, iššaukiama jo nustatymai, per šviečiamumas reguliuojamas elemento, bei perspektyva, štai čia nais. Tvarkome, padarysim perspektyvą šitą elementą. Va taip, dar pasuksiu, va taip. Aha, panašiai padarysiu ir čia nais. Taip ir perspektyvą šiek tiek pakeisiu. Ir dar šiek tiek sumažinsiu. Gerai. Dabar dar vienas dalykas, kurį greitai pademonstruosiu, tai nuotrauką įkeltą galima labai lengvai apkirti. Tai dešinį klavišą, kortelė paveikslėlis, picture yra crop mygtukas. Paspaudus crop mygtuką, pasirenkiu laukelį, kurį aš noriu, kuris būtų rodomas. Ok. Ir viskas. Kaip matote, apkirpau nuotrauką. Gerai. Su tekstiniu elementu mes dar galime pridėti šiokių tokių pasakyti, gerai, padidinsiu šiek tiek ir yra, kaip matote, mygtukas Edit Shape, tai keisti formą, paspaudus jį, atsiranda 2 taškai, kuriuos mes galime judinti, bei rankinėlės, kad pasvirimą reguliuoti. Tarkim, sakau, kad gerai, vat toksai vat paveikslėlis. Tvarkoj, praktiškai viską parodžiau, ką galima čia nuveikti gero. Ir kitas dalykas, tai dešinėje pusėje yra mūsų pagaminto paveikslėlio išsaugojimas. Tai spaudžiu mygtuką Export ir turiu pasirinkimus, tai išsaugoti kaip paveikslėlį. Gerai, pavadinsiu pirmas. Išsaugosiu.
pabaigti. Taipogi eksportuoti galime tiesiai į darbastalį. Padarysiu originalų dydį, paspausiu ir pas mane iš karto ant darbastalio užsideda mano sukurtas piešinys. Taipogi galime eksportuoti į mūsų paveiksliuką kažkokį, tai atspausinti arba į vektorinės grafikos paveikslėlį. Tai taip, trumpai pademonstravau programą, kurią iš tikrųjų atsitiktinai aptikau internete ir tikrai palikau sužavėtas jos galimybėmis. Tikrai programa labai paprasta, pakankamai dideli efektai padaromi su minimaliais naudotojo, tarkim, įgūdžiais kažkokiais, tai nereikia nei būti valdžias kažkokių tai galingų paveikslų manipuliavimo programą. Taipogi, ant kai kurių sistemų yra kortelė nustatymai, kur galima pasileisti iš tikrųjų OpenGL varikliuką, kuris turėtų paspartinti darbą. Aš šiuo metu, kaip matėte, dirbu virtualioje mašinoje ir jeigu tą dalyką suprantate, tai grafinės galimybės virtualioje mašinoje yra tikrai ribotas ir nepaisant to, programa tikrai puikiai veikia savo tikram galingesnėme, tarkim, kompiuterė, tai ypatingai puikiai veikia ir su OpenGL varikliuko galimybėmis. Tai tiek trumpai, dėkuoju, kad žiūrėjote dar vieną atviro kodo mokymo centro pamoką ir tikiuosi susitikti kuo greičiau su jumis. Tai ką, gero naudojimąsi, gražių nuotraukų darymo ir iki.